Nikolajus Nosovas. Nežiniukas Saulės mieste. Iš rusų kalbos vertė Ieva Alšauskaitė. Įgarsino Katerina Zerskaitė. 4 skyrius. Nežiniukas ir pupytė susitinka Murziuką Margulį. Pamatęs, kad dabar jau vis tiek nieko nepadarys ir neatitaisys to nemalonų žepliškumo, Nežiniukas vėl pasuko pas pupytę. Bet dabar jis jau neskubėjo, netgi kartkartėmis sustojęs vidury gatvės, apmaudžiai purtė galvą, kasėsi pakaušį, kažką murmėjo savo po nosimi ir kažkaip savotiškai krenksėjo, paskui vėl eidavo toliau. Pupytė žaidė gatvėje, netoli savo namų, ir pamačiusi ateinantį Nežiniuką, nubėgo jo pasitikti. Sveikas, Nežiniuk, linksmai sušuko ji. Nežiniukas sustojo ir, neatsakęs į pupytės pasveikinimą, niūriai tarė: dabar aš jau ne Nežiniukas, o tik ilgaausis asilas. Kas atsitiko? Susirūpino pupytė. Ogi tas ir atsitiko, kad burtininkas davė man lazdelę, o aš jam net nepadėkojau. Šitkas. Kokią lazdelę? Nusistebėjo pupytė. Kokią? Tarsi nežinotum, kokios būna lazdelės. Burtų lazdelė. Tu, Nežiniuk, matyt iš proto išsikraustei. Prasimaniai kažkokią burtų lazdelę. Nieko aš neprasimaniau. Štai ji, matai? Ir Nežiniukas parodė pupytei lazdelę, smarkiai spausdamas ją rankoje. Kas čia? Paprasta lazda, suglumusi pasakė pupytė. Paprasta lazda, pamėgdžiojo Nežiniukas. Geriau tylėtum, jei neišmanai. Man ją patsai burtininkas davė. Koks burtininkas? Koks burtininkas? Tarsi nežinotum, kokie būna burtininkai. Aišku, kad nežinau, patraukė pečiais pupytė. Įsivaizduok savo, ne kartą nesu mačiusi gyvo burtininko. Na, jis toks su barzda, o va čia žvaigždės ir pusmėnuliai. Pulkis lojo, o aš 3 gerus darbus padariau. Supranti? Nieko nesuprantu. Tu geriau iš eilės papasakok, iš eilės. Nežiniukas ėmė pasakoti viską, kas buvo nutikę. Pupytė išklausė ir pasakė: o gal čia kas nors pasijuokė iš tavęs? Tyčia apsitaisė burtininku? O iš kur tada burtų lazdelė, jei tai buvo ne burtininkas? O ar tu tikras, kad lazdelė iš tiesų daro darbus? Tu išbandei? Ne, neišbandžiau, bet galima išbandyti. Kogi tu stovi ir pliauški? Reikia mostelėti lazdelę ir pareikšti kokį norą. Jeigu noras išsipildys, vadinasi, čia tikra burtų lazdelė. O jei neišsipildys, paklausė Nežiniukas. Na, jeigu neišsipildys, vadinasi, čia tik paprasta medinė lazda ir nieko daugiau. Kaip tu pats šito nesupranti? Irzliai pasakė pupytė. Jinai jaudinosi, nes jai norėjosi greičiau sužinoti, ar toji lazdelė daro burtus ar ne, ir jį pyko ant Nežiniuko, kad tasai iki šiol nesusiprato jos išbandyti. Na gerai, tarė Nežiniukas, to jau pabandysim. Ko mes norim? Kogi tu norėtum? Pats nežinau, ko norėčiau. Dabar, rodos, man nieko nesinori. Tai koks, supyko pupytė, tu pagalvok, ledų norėtum? Ledų turbūt norėčiau, sutiko Nežiniukas. To jau paprašysim ledų. Jis mostelėjo burtų lazdelę ir pasakė: norim turėti 2 porcijas ledų. Ant lazdelių, pridėjo pupytė. Nežiniukas nedrąsiai ištiesė pirmyn ranką ir net užsimerkė. Kas bus, jeigu ledai neatsiras, pagalvojo jis ir to jau pat pajuto, kad jam į ranką įsispraudė kažkoks kietas ir šaltas daiktas. Nežiniukas tuoj pat atsimerkė ir išvydo rankoje ledų porciją ant lazdelės. Iš nuostabos jis net išsižiojo ir pažvelgė aukštyn, tarsi norėdamas sužinoti, iš kur nukrito ledai. Nepastebėjęs viršuje nieko įtartino, Nežiniukas iš lėto atsigrįžo į pupytę, laikydamas ištiestoje rankoje ledus ir tarsi bijodamas, kad jie išnyks arba išlėks į viršų. Pupytė taip pat stovėjo su ledais rankoje ir džiaugsmingai šypsojosi. Pa, išlimeno Nežiniukas, rodydamas pirštu į ledus. Jis norėjo kažką pasakyti, bet iš susijaudinimo negalėjo suregzti nė žodžio. Kas paklausė pupytė. Nežiniukas tik ranką numojo ir įniko į ledus. Pupytė pasekė jo pavyzdžiu.
Kada ledai buvo sudoroti, jis tarė: puikūs ledai, tiesa? Nuostabus, patvirtino Nežiniukas. Gal dar po porciją paprašys? Ogi imkim ir paprašykim, sutiko Pupytė. Nežiniukas mostelėjo lazdele ir tarė: norim turėti dar po porciją ledų. Kažkas tylutėliai trakštelėjo, sušlamėjo ore ir Nežiniuko ir Pupytės rankose vėl atsirado po ledų porcija. Nežiniukas valandėlę vėl tarsi neteko žado, tačiau šį kartą jis kur kas greičiau atitoko ir sušlamstęs ledus paklausė: gal dar pabandysim? Kągi, galima dar po vieną, pasakė Pupytė. Ko čia terliotis po vieną, suniurnėjo Nežiniukas ir mostelėjęs lazdele tarė: norime, kad čia būtų dėžė ledų. Bum! Žemėn plumptelėjo didelė mėlyna dėžė, panašiai į tas, kuriuose ledų pardavėjas nešiojo ledus. Nežiniukas atidarė dangtelį, iš po kurio tuojau pat ėmė kilti garai, ir išėmė iš dėžės 2 ledų porcijas. Uždaręs dėžę ir atsisėdęs ant jos, kaip ant suoliuko, Nežiniukas įnyko graužti ledus, kurie pasirodė daug kietesni ir šaltesni už ankstesniuosius. Čia tai bent ledai, gyrė jis. Dantis galima išsilaužti. Įdomu, ar ta lazdelė gali tik ledų gauti, ar ir dar ko nors, paklausė Pupytė. Keistuolė, tarė Nežiniukas. Čia tikra burtų lazdelė ir ji viską gali. Nori neregimosios kepurės? Atsiras neregimoji kepurė. Nori skrajojančiojo kilimo? Duos tau skrajojantį kilimą. Tai paprašykime skrajojančio kilimo ir išskriskime pakeliauti, pasiūlė Pupytė. Nežiniukas labai norėjo kuo greičiau leistis į kelionę, bet prisiminė, kaip baisu jam buvo skraidyti Žiniaus sukonstruotu balionu ir pasakė: skrajojančioji kilimu nelabai patogu keliauti, nes lėkdamas viršuje nieko nematai apačioje. Na, tuomet reikia sugalvoti ką kitą, pasakė Pupytė. Aš kažkur skaičiau, kad būna kažkokių traukinių, tu sėdi ir nieko nereikia daryti, nes garvežys tave veža geležinkeliu. Tatai aš žinau, mums apie geležinkelį Žinius papasakojo. Jisai jį matė, kada važiavo į Saulės miestą knygų, bet geležinkelis taip pat pavojingas dalykas, ten būna katastrofų. Tuo metu Nežiniukas pamatė sraigtelį ir varžtelį, važiuojančius gatvės savo naujuoju automobiliu. Tasai automobilis buvo 4-vietis, atviras, toks pat kaip ir senasis, kurį Nežiniukas susimanęs jo pasivažinėti sulaužė. Bet šis automobilis buvo kur kas dailesnis už senąjį ir motorą turėjo daug galingesnį, nes jį varė ne aparatas, o pakaitintas gazuotas vanduo. Pamatęs Nežiniuką ir Pupytę, sraigtelis ir varžtelis pamojo jiems rankomis. Nežiniukas ėmė šaukti, kad jis dabar turi burtų lazdelę, bet automobilis kaip burzgė, kad sraigtelis ir varžtelis nieko nenugirdo ir pakėlę dulkių debesį, jie dingo su savo mašina gatvės gale. Šit ko mes keliausime, sušuko Nežiniukas. Automobiliu? Numetė Pupytė. Žinoma. Negi pamiršai, kaip važiuodamas automobiliu nusiritai nuo kalno ir pats vos neužsimušei ir mašiną sudaužei. Keistuolė. Juk aš tada nemokėjau vairuoti. O dabar mokė? O dabar man ir mokytis nereikia. Pasakysiu lazdeliai, kad noriu mokėti vairuoti ir bematant mokėsiu. Na tada kągi, tarė Pupytė. Tada važiuosime automobiliu. Taip iš tiesų įdomiau. Nežiniukas mostelėjo lazdelę ir pasakė: norim turėti automobilį, kaip sraigtelio ir varžtelio, ir kad aš mokėčiau vairuoti. Tuoj pat gatvės gale pasirodė automobilis ir greitai privažiavo prie Nežiniuko ir Pupytės. Nežiniukai net pasirodė, kad čia vėl važiuoja sraigtelis ir varžtelis, bet automobiliui sustojus, Nežiniukas pamatė, kad prie vairo nieko nėra. Šit koks daiktelis, sušuko jis, iš visų pusių apžiūrinėdamas automobilį. Jis žvilgtelėjo netgi po mašiną, manydamas, kad vairuotojas tyčia pasislėpė apačioje, norėdamas jį apmulkinti. Nieko neradęs, Nežiniukas tarė: na ir kas, nieko nuostabaus, stebuklas yra stebuklas. Sulig tai žodžiais jis atsidarė mašinos dureles, pastatė ledų dėžę ant užpakalinės sėdynės, o pats atsisėdo priekyje prie vairo. Pupytė atsisėdo šalia jo. Nežiniukas jau norėjo įjungti motorą, bet Pupytė staiga pamatė, kad prie jų eina kažkoks mažiulis. Palūkėk, pasakė ji Nežiniukui, kad mes jo nesuvažinėtume. Nežiniukas lukterėjo, kol mažiulis priejo arčiau
ir pamatė, kad čia buvo ne kas kitas, o visiems žinomas Murziukas Margulis. Tasai Murziukas Margulis paprastai vaikščiojo su pilkomis kelnėmis ir tokiu pat pilku švarkeliu, o ant galvos turėdavo užsidėjęs pilką raštuotą tubeteiką, kurią jis vadino šlikė. Jis manė, kad pilka medžiaga pati geriausioji pasaulyje, nes ji mažiau tepasi. Tai žinoma nesąmonė ir netiesa. Pilka medžiaga tepasi kaip ir kitos, tik purvas ant jos kažkodėl mažiau pastebimas. Būtina paminėti, kad Murziukas buvo gana juokingas trumpulis. Jis laikėsi 2 taisyklių. Niekada nesiprausė ir niekuo nesistebėjo. Laikytis pirmosios taisyklės jam buvo kur kas sunkiau negu antrosios, nes trumpuliai, su kuriais jis gyveno vienose namuose, visada versdavo jį praustis prieš pietus. Jeigu jis protestuodavo, tai trumpuliai imdavo ir neleisdavo jo prie stalo. Taigi praustis jam vis dėlto tekdavo. Bet tai buvo nelabai reikšminga, nes jis gebėdavo greitai vėl išsipurvinti. Nespėdavo jis nusiprausti ir tuoj pat jo veide atsirasdavo kažkokie purvini taškeliai, dėmelės bei brūkšneliai. Veidas greitai netekdavo natūralios spalvos ir darydavosi kažkoks kanapėtas. Dėl to jis ir buvo pavadintas Murziuku. Taip jis visą amžių ir būtų nešiojęs šį vardą, jei ne vienas įvykis, kuris nutiko atvykus į Gėlių miestą žinomam keliautojui Skriestuvui. Keliautojas Skriestuvas taip pat buvo įžymi asmenybė, apie kurią verta papasakoti. Jis buvo labai liesas ir ilgas. Rankos ilgos, kojos ilgos, galva ilga, nosis ilga. Jo kelnės buvo languotos ir taip pat ilgos. Gyveno šis Skriestuvas Riedžirnio mieste, kurio visi gyventojai niekada nevaikštinėjo pėsti, o tik važinėjo dviračiais. Skriestuvas taip pat visą laiką važinėjo dviračiu. Ir toks jis buvo karštas dviratininkas, kad jam neužtekdavo važinėtis po savo miestą ir jis ryžosi apkeliauti visus trumpulių miestus, kiek tik jų buvo pasaulyje. Atvykęs į Gėlių miestą, jis visur bastėsi su savo dviračiu, visur kaišiojo savo ilgą nosį ir su visais pažindinosi. Bematant jis pažinojo visus iki vieno ir nepažinojo tik Murziuko, kurį gyventojai tyčia slėpė, bijodamisi, kad šis jiems gali gėdą padaryti. Daugeliui atrodė, kad pamatęs jo purviną snukutį, Skriestuvas gali pagalvoti, jog visi Gėlių miesto trumpuliai tokie nevalos. Todėl visi ir stengėsi, kad Murziukas nepasimaišytų Skriestuvui po akim. Šiaip jau viskas ėjosi kuo geriausiai iki tol, kol Skriestuvas susirengė išvažiuoti. Ta diena Murziukas kažkodėl buvo blogiau saugomas ir išlindo į gatvę, kaip tik tuo metu, kai gyventojai atsisveikino su Skriestuvu. Išvydęs trumpulių minioje nepažįstamą veidą, Skriestuvas buvo kiek nustebintas, kad jo nepažįsta ir norėjo paklausti, o kas ten per nevalą. Bet jis buvo labai gerai išauklėtas ir negalėjo vartoti tokių šiurkščių žodžių kaip nevala, taigi paklausė mandagiau. O kas ten per Margulis? Visi atsigręžė ir išvydo Murziuką, kurio terlė iš tiesų buvo marga nuo purvo, nes tą dieną jis nuo ryto nesiprausė. Visiems labai patiko tas žodis ir nuo tada Murziuką imta vadinti Marguliu. Pačiam Murziukui taip pat patikdavo, kai jį kas pašaukdavo tuo vardu, nes jis skambėjo kažkaip dailiau ir gražiau negu tiesiog Murziukas.